Pusė dėžės liko. Mato, kiek pripakavom ir dar pusė dėžės liko. Bet štai kiek pakabukų, spurgyčių labai norėjote. Tai prašome rinktis, kuri gražiausia, kuri patrauks labiausiai. Va, dar kiek pas mus grožičiai įvairiausių puoštis. Patie, kurie kolekcionuoja mažas sferytes, ar ne, tai prašau, atkeliavo maži burbuliukai, mažos sferytės. Tikrai nėra pačios mažiausios, bet labai tinkamas dydis, ypatingai kas dedasi ant tinklelio, ar ne? Medinių tinklelių susidėti gražiai kristalus pagal mandalas ir panašiai irgi turime elektroniniai parduotuviai Mėnulio magija 777.lt. Galite pasižiūrėti, pasirinkti, jeigu kažko nerandat ar kažkokio akmenėlio, visada galite parašyti man, pasitarti, ar ne, konsultacija vis dar yra dovanų, nors kitur jau kainuoja net po 100 eurų konsultacijos. Tai dar kol kas dovanoju ir padedu išsirinkti kristalus pagal jūsų gyvenimo situacijas ir pagal tai, kaip jūs jaučiatės. Truputėlį persistengiau su haulitu, harmonijos, ramybės akmeniu, ar ne, aišku, labai mėgstate į vasarą ir šiaip labai malonus toks antistresinis, bet gal truputėlį persistengiau, ar ne? Na, bet nieko, turėsim ilgam, nes labai ilgą laiką neturėjome, tai dabar jau papildymas kaip reikalas. Turėsime tikrai nemažai. Ir dar, žinokit, yra ką pakuoti, mes jau čia tiek visko išpakavom, pažiūrėkit, kiek mes čia visko išpakavome, jau čia net sudėjau viską atgal, ir čia sudėjau viską atgal, ir čia sudėjau viską atgal. Ir kiek mes dar visko turime dėžėje, pakuojame toliau. Jau papildymas, tai žinokit, gigantiškas atkeliavo štai pagaliau, kurie pasibaigė mūsų lazurito dvasinės karalystės valdovo, ar ne, bokšteliai. Vidutinio dydžio, turime labai daug ir samanų agato, ir auksinis gyduolis, mūsų mylimas, mūsų mėgstamas, vau, kiek nuostabių amazonito bokštelis, kam trūksta pasitikėjimo savimi, ar ne, jetau koks grožis, kokios spalvos, samanų agatai, ar ne, nu, žodžiu, užsakymas, tai vau, ta prasme jau pasirinkimo. Aišku, turėsiu sukelti elektroninę parduotuvę, nežinau, kada tai padarysiu, bet jeigu kažkas krito akį, jūs iš karto rašykit, nes žinote, kad visada taip nutinka, gražiausi dalykai iškeliauja, nespėjus jų įdėti elektroninę parduotuvę, tai dėl to savo mėnuliukams įrodo pirmiems, kad jie galėtų išsirinkti ir turėtų pirmumo teisę.